taikinys yra visa Lietuva. Jeigu bus karas, taikinys bus visa Lietuva. Jūs truputį, manau, jūs įsiklausykit, kas yra sakoma. Ukrainiečiai irgi galvojo, kad tai yra broliška šalis, Rusija niekada jų nepuls. Ir jie nesiruošė karui. Ir žiūrėkit, kas dabar atsitiko. 4 metai, kraujas, prievartavimai, žudimai. Jeigu dabar atsuktum tuos 4 metus atgal ir jų paklaustum, kiekvieno ukrainiečių, turbūt jie paskutinius savo marškinius atiduotų, kad tai būtų kariuomenė stipri ir kad jinai galėtų apginti juos. Gynyba yra paskutinis dalykas. Mums svarbiausia yra atgrasinti. Ir visi šitie veiksmai, kurios daro valstybė šiai dienai, stiprindama kariuomenę, derindama ir stiprindama sąveiką su NATO pajėgumais. Ir mūsų esantis sąjungininkai Lietuvoje. Šiuo atveju yra amerikiečiai ir Vokietijos brigada. Tai jinai didina bendrą atgrasimą. Mes nenorim karo. Kariškiai turbūt yra didžiausi advokatai taikos, o ne karo. Tam, kad jūs būtumėt apsaugoti, jūsų vaikai. Ir čia ne vien tik tai apie, reiškia, šią kartą. Mūsų kartai iškilo didelė grėsmė, egzistencinis. Ir, sakyčiau, visi turim rimtai į tai pažiūrėti.